Šiandien užbaigėm pirmąjį OIDC etapą, Oman International Drift Championship 2025. Šiandieną buvo pirmasis etapas. Mums turbūt Omanas negali apsieiti be iššūkių. Kvalifikacijoje užėmė 5. vietą, kaip ir viskas buvo gerai. Šiandieną per treniruotės, pasidarius porą važiavimų, turėjom problemų su varikliu. Tai teko praleisti visas treniruotės ir keisti variklį. Tai realiai be treniruočių išvažiavome į porinius važiavimus. Top 32 kovoje gavau bairaną dėl to, kad priešininkui sugedo irgi variklis. O mes turėjom atsarginį, susitvarkė mašiną, pasikeitė į kitą variklį. Ir labai buvo sunku dėl to, kad treniruotėse realiai neturėjom važiavimo nei vieno paskui. Tai buvo labai sunku įsivažiuoti į tai, bet top 16 nugalėjom, top 8 irgi pavyko nugalėti. Top 4 susitikau su palapinės kaimynu, vietinis čempionas Alhamri. Tai gavome One More Time, iš tikrųjų nežinau kodėl, reikės atsisukti transliaciją pasižiūrėti. O per One More Time bandžiau pasidaryti agresyvesnį iniciaciją paskui važiuodamas. Nesigavo, gavosi, kad šiek tiek į vidų sulindau, dėl to pralošiau. O dėl 3. vietos kovoje nežinau, kas pasidarė, pats kažkokią biškį nesąmonę suvėliau ir nepasidariau gero lydo. Kolega irgi, Clint Van Ortas, irgi nepasidarė gero lydo, bet jo šiek tiek buvo geresnis, dėl to jisai užėmė 3. vietą, o mes likome 4. Bet visumą paėmus taip, kaip sekėsi su treniruotėm, tai manau, kad tikrai puikus rezultatas ir ruošiamės antrajam etapui, kuris įvyks už 2 savaičių. Baigėsi varžybos, gavom medinį medalį, kaip ir gaila, bet kaip ir džiaugiamės iš visos 2 dienų situacijos, manau, kad labai geras rezultatas. Kalbant apie finalus, tai nesupratom, dėl ko nepatekom į finalą, gavom OMT, paskui pabandėm paspausti, nesigavo, pasistatymas. Įsimušėm iš ritmo, gavom važiuoti su Clintu, o su Clintu, kiek esam važiavę, iš vis neatsimenu, kada būdavo gražus porinis, jie visą laiką beleberda pasidaro. Tai fortuna buvo ne mūsų pusėje, prisidarėm klaidų ir užbaigėm 4. vietoje. Manau, kaip sezono pradžioje, iš to, ką turėjom šiandienos dienos pradžioj, geras rezultatas ir pasitaisysim 2., 3.